Sveiki, kad žiūrit. Šiandien kepsim specialias bulves, specialių receptų. Labai skanių. Prieskoniai. Įvairūs, kokie jums patinka, bet būtinai dėkit kmynų. Čia turim žalią padažą, česnakinį, su petražolėm ir saldų sirupą. Taip, kad žiūrėkime. Turim bulves susipjaustę, svogūnus susipjaustę, prieskonius pasiruošę, ir einam kepti. Pirmą pradžioje įmetam svogūnus, kepa, truputį pakepa, užkepė svogūnai, galim dėti bulves. Druskos nedėsim dabar, porą kartą persim ir sudėsim prieskonius ir druskos. Čia turim salotas paruoštas, dėsim majonezo, maišysim. Mūsų bulvikės pakepė, galim dabar sudėti prieskonius. Paliekam tegul kepa. Mūsų bulvikės jau beveik iškepė. Dar truputį bus iškepta. O ten mes įsikepsim dešrikės ir kiaušinius. Baigiam kiaušinius kepti. Prašau bulves. Truputį žalio padažo. Dėl kvapo. Ir vyno sirupą. Na, žiūrėkit, koks čia grožis. Padaka. Skanaus.